Gyvename pasaulyje, kur technologijos yra kažkiek svarbios. Pavyzdžiui, jūs žiūrite šį vaizdo įrašą per telefoną, planšetą arba kompiuterį, prisijungę prie interneto per Wi-Fi arba 4G. Kad šis vaizdo įrašas būtų sukurtas, buvo naudojama skaitmeninė kamera, mikrofonas ir programinė įranga. Visi mes, be išimties, siunčiame vieni kitiems elektroninius signalus. Ir šiuolaikinis pasaulis tai nėra tik vieno žmogaus nuopelnas. Tačiau, jeigu norėtumėt kam nors ypatingai padėkoti už visus mažus skaitmeninio gyvenimo patogumus, padėkokite Josephui Fourier. Prieš 250 metų gimęs jaunas Josephas Fourier buvo perspektyvus matematikas ir fizikas. Pirmą savo pamoką jis pravedė kaip dėstytojas, būdamas vos 16 metų, o vėliau tapo vienu iš pirmųjų profesorių École Polytechnique po jos įkūrimo. Jis yra žinomas dėl Fourier eilutės ir Fourier transformacijos. Jeigu jūs nesuprantate, apie ką aš kalbu, jokios problemos. Iš esmės, šios lygtis yra nepaprastai svarbios. Jos yra visų teorijų susijusių su signalais pagrindas. Jos suteikia tvarką informacijai. Pavyzdžiui, šis vaizdo įrašas. Be Fourier lygčių jūs galite pamiršti apie jo suspaudimą. O be suspaudimo šio vaizdo įrašo failas būtų labai didelis ir todėl jį būtų sunku perduoti. Vaizdas taptų vis labiau pikseliotas, kol galiausiai užstrigtų. Taigi vaizdo kompresorius gali suspausti įvairius vaizdo failus ir sumažinti failų dydį Fourier transformacijos dėka. Fourier atradimas yra antiek universalus, kad jo pagrindu veikia radio ir kalbos signalai, sonarai, aukštos kokybės skaičiavimo algoritmų pagrindas, tai yra FFT. Šis rezultatas leidžia suspausti nuotraukas, pavyzdžiui, JPEG formatu. Jis įgalina didelių skaičių daugybą, kalbos ir vaizdo atpažinimą, giluminį mokymąsi, neuroninius tinklus, skaitmeninę muziką, 5G, Wi-Fi. Su moderniu seismometrų tinklu bei greitąja Fourier transformacija šiandien mes turime galimybę aptikti 1 kg tonos sprogimus iš esmės bet kurioje Žemės vietoje. Bet kuriame fizikos fakultete, inžinerijos ar matematikos kurse visur būna paskaita skirta Fourier transformacijai. Ir aš neišimtis, savo studentams irgi pasakoju apie tai. Bet čia YouTube trumpoje fizikos paskaitoje pasistengsiu kuo įmanoma paprasčiau perteikti pagrindinę idėją. Taigi, sveiki atvykę į šią trumpą fizikos paskaitą, aš esu Mažena ir kalbėsiu apie Fourier transformaciją. Prieš pradedama norėčiau paskelbti praeito epizodo laimėtoją, kuris gaus fizikos Nobelio premijos laureato Gerardo Hupto autografą. Aš gavau šį autografą būdama Lindau suvažiavime. Apie Gerardą trumpai tai galiu pasakyti, kad šis žmogus sukūrė matematinį modelį, kuris leido mokslininkams numatyti subatominių dalelių, kurios sudaro visatą, savybes ir pagrindinės jėgas, per kurias jos sąveikauja. Jo modelis palengvino naujos subatominės dalelės, tai yra viršutinio kvarko atradimą. Taigi, šio komentaro autorius gaus dovaną. Prašau, susisiekite su manimi, parašę žinutę per Instagram arba Facebook kanalą, sužinosiu jūsų adresą, kurio reikės išsiųsti dovaną. Sveikinu jūs nuoširdžiai ir dėkoju už įkvepiantį komentarą. Ačiū. Grįžkime prie Fourier. Fourier jau nuo pat pradžių žinojo, kad jo atradimas bus naudingas daugelio sričių. Ypač viskam, kas yra susijęs su elektros energija. Tačiau iš pradžių šis fizikas matematikas šios lygtis sukūrė, kad palengvintų šilumos sklidimo kietajam kūne aprašymą. Būtent tirdamas, kaip šiluma sklinda, jis atrado, kad atmosferos dujų koncentracija ir sudėtis turi įtakos Žemės temperatūrai. Šią sampratą, kurią šiandien matome kaip realybę, paprastai vadiname šiltnamio efektu. O pakalbėkime dar apie šį mokslininką. Jisai buvo Napoleono išrinktas dalyvauti Prancūzijos Egipto ekspedicijoje. 30-metis gavo skubų pranešimą iš vidaus reikalų ministro, informuojantį jį, kad šaliai reikalingos jo paslaugos
ir kad jis turės būti pasiruošęs išvykti nedelsint. Fourier buvo vienas iš 167 garsiausių mokslininkų, kurie buvo atrinkti Egipto ekspedicijai. Jų atranka atspindėjo tuometinės Prancūzijos revoliucijos ideologiją apie mokslo pažangą. O Napoleonas, jeigu nežinote, buvo aistringas matematikos mėgėjas. Jis mėgo apsupti save protingais kolegomis, kurie turėjo panašius pomėgius. Sakoma, kad prancūzų kariuomeniai pasiekus didžiąją Gizos piramidę, Napoleonas sėdėjo šešėlyje po ją, užrašė keletą pastabų savo užrašinėje knygutėje ir pareiškė, kad piramidėje yra pakankamai akmens, kad būtų galima pastatyti 3 metrų aukščio ir 3/4 metro storio sieną, kuri beveik tobulai apjuostų visą Prancūziją. Ir pasirodo, šie skaičiavimai buvo teisingi, ten tik tais 3% paklaida. Taigi Napoleonui ši matematiko apsuptis buvo tik tais į gerą. Taigi, dirbdamas prie šilumos skleidimo kietajam kūne aprašymo, dar 1807 metais jis paskelbė revoliucingą darbą ir atskleidė nepaprastą periodinių funkcijų galią. Kas ypatingo sinusoidėse? Sinusoidė yra vadinama periodinė banga. Tai yra toks harmoninis sviravimas, reiškinys, kai kreivė nuolat kartojasi iš ilgai horizontalios ašies. Tai begalinė atsikartojanti banguotos formos kreivė. Sinusoidė, kaip ir kosinusoidė, yra paprasčiausios periodinės bangos. Nors tai yra tokia paprasta sąvoka, ši banga modeliuoja daugelį fizikinių reiškinių. Pasaulis tai yra tiesiog sinusoidžių karnavalas. Svyravimo procesų gamtoje yra daug. Garso bangos, vandens bangos ir žemės drebėjimo bangos, pavyzdžiui. Fourier garsioji teorema teigia, kad kiekviena periodinė banga funkcija yra sudaryta iš sinusų ir kosinusų. Rezultatas yra tiesiog stebinantis. Fourier bendraamžiams tai buvo neįtikėtina. Kai kurie iš jūsų gali būti dabar nusiteikę skeptiškai išgirdę tą. Ir tai yra suprantama. Nes daugelis bangų atrodo nieko bendro neturi su sinusoidėmis ir kosinusoidėmis. Trikampė banga, kvadratinė banga, ar netiesa? Bet visos jos iki vienos, net apskritimo formos banga ir bet kuri kitokia forma, tai yra tiesiog sinusoidžių ir kosinusoidžių suma. Paimkime kvadratinę bangą. Kvadratinė banga sudaryta iš tiesių linijų, taip? O sinusoidė nuolat lenkiasi. Vis dėlto Fourier buvo teisus. Mes galime sudaryti kvadratinę bangą tik iš sinusoidžių. Štai kaip. Sudėkime keletą bangų su skirtingomis amplitudėmis ir dažniais. Pradedam. 1, 2 sudedam, 3, tęsime. Matome, kad atsiranda dantukai, pridedam dar ir dar, po truputį suma įgauna formą ir jau primena kvadratinę bangą. Ši sinusoidžių suma vadinama yra Fourier eilute. Tai labai naudinga sąvoka, nes ji leidžia mums suprasti nuolatinę bangą atskirų signalų kontekste. Šis grafikas žinomas yra kaip bangos dažnio spektras arba Fourier transformacija. Taigi ta pati banga gali būti atvaizduota tiek laiko spektre, tiek dažnio spektre. Informacija koduojama skirtingai, bet reiškia tą patį. Fourier idėją galima pritaikyti apskritai raštų ir formų atpažinimui. Jei imtumėte 2 objektus, pavyzdžiui, obuolį ir picos gabalėlį, jų kontūrai gali būti analizuojami naudojant šią techniką, kad nustatytumėt, kuris yra kuris. Fourier analizė yra svarbi priemonė vaizdų analizėje ir formų atpažinimui. Fourier transformacija yra įrankis susijęs su Fourier eilute. Ji gali būti naudojama norint išrinkti, kurie dažniai arba kurios sinusinės ir kosinusinės funkcijos patenka ir Fourier eilutę. Pavyzdžiui, pakalbėkime apie muziką. Nauda, kurią suteikia galimybę perkelti garso bangą iš laiko srities į dažnio sritį, yra ta, kad kai kurie darbai, kurie yra labai sudėtingi vienoje srityje, tampa daug paprastesni kitoje. Visi garsai sklindantis iš skaitmeninių įrenginių, tokių kaip televizorius, telefonas, kompiuteris, yra saugomi kaip duomenys dažnio srityje, o ne laiko srityje. Bangos forma yra kaip makaronas, jūs negalite jos pagauti, bet dažniai yra daug lengviau saugomi. Jie yra nustatytų verčių rinkinys.
Ir pasinaudojus Fourier transformaciją, jūs paverčiat garso bangas į sinusoides, pašalinat nereikalingas sinusoides, kad būtų galima užfiksuoti ir saugoti geriausiai įmanomą garso kokybę su mažiausiai įmanoma informacija. Ir kai informacija atkuriama kaip garsas, likusių dažnių spektras vėl paverčiamas banga laiko srityje. Fourier transformacija – vienas reikšmingiausių matematikos fizikos rezultatų XIX amžiuje, transformuojantis mokslą tiek 20-ajam, tiek dabar 21-ajam amžiui. Nes daugelis reiškinių, pradedant akustiką, optiką, iki pat kvantinės mechanikos, nuo seismologijos iki elektros inžinerijos, gali būti modeliuojami periodinėmis bangomis. Na ir šiuo metu jūsų kompiuteris naudoja Fourier transformaciją šiam vaizdo įrašui leisti. Netgi gravitacinių bangų aptikimui buvo naudojama Fourier transformacija. Galime kalbėti ir apie kvantinę Fourier transformaciją, kuri naudojama bus kvantiniams skaičiavimams. Iki šiol šio mokslininko darbų vaisius ir rezultatas transformuoja mūsų pasaulį. Taigi, geriausio komentaro autorius ir vėl gaus dovanų. Lauksiu labai jūsų komentarų. Ačiū visiems, kad žiūrėjote. Susitiksime kitam epizode. Iki.